Dizaineris Valentino Garavani pasistengė, kad visi galėtų grožėtis jo šedevrais. Kolekcijų nebekuriantis dizaineris surengė virtualią savo garsiausių kūrinių parodą, kuri demonstruojama Niujorko modernaus meno muziejuje. Brangiam projektui įgyvendinti prireikė 2 metų. Jį visiškai finansavo Valentino ir jo partneris Giancarlo Gemetti. It's a lot of money, but I also want to say that Dideli pinigai, bet mes su Valentinu nusprendėme, kad interneto svetainė bus nemokama, norintis galės parsisiųsti nuotraukas nemokamai. Manau, kad tai svarbu naujoms kartoms. And I do believe that is something important for the new generations. Pinigus investavome mes su Valentino, rėmėjų nebuvo, niekas neprisidėjo prie projekto finansavimo. Pasitelkus trimatę technologiją muziejai užpildys apie 300 Valentino suknelių, suskirstytų pagal modelius ir spalvas. Tikrame muziejuje joms prireiktų 10 000 kvadratinių metrų ploto. Virtualų muziejų renginėjo beveik 2 metus. Anot Gemetti pradžia buvo nelengva. Valentino kalba apie drabužius tarsi apie vaikus. Jam sunku išskirti mėgstamą suknelę. Sunku pasakyti, į muziejų atrinkau mėgstamas sukneles. Man patinka juodai baltos suknelės, taip pat juodos. Būtų lengviau išrinkti mėgstamą suknelę iš kiekvienos salės. Skaitmeninėje parodoje bus eksponuojami ir eskizai, iliustracijos, reklamos straipsniai, nuotraukos iš suknelių kūrimo istorijos. 79 metų dizaineris kūrė drabužius beveik 50 metų. Jis rengė politikus, kino žvaigždes ir garsenybės. Romoje gimęs dizaineris 2008 metais nustojo kurti. Po 3 metų poilsio jis sako neketinąs grįžti prie darbo. Niekada, dar tiek visko reikia nuveikti.